Parašiau prašymą paaiškinti Alytaus rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjai Daliai. Aš Nijolė, prašau paaiškinti man, kodėl Sigitas Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų direktorius nesilaiko Lietuvos įstatymų ir nevykdo sprendimo dėl socialinių paslaugų. Asmeniui, šeimai, skyrimo, neskyrimo, teikimo, stabdymo, nutraukimo 2024 m. lapkričio 6 dienos. Numeris SP 42465 Alytus. Gavau sprendimą 8 dieną ir 11 dieną. Paskambinau Sigitui, Pivašiūnų globos namų direktoriui, kad turiu sprendimą į Pivašiūnų globos namus. Jis pasakė, gerai, aš viską žinau. Sutvarkysime, būk rami ir nesinervuok ir gyvenk sau ramiai. Paklausiau dar kartą, ar galiu būti rami. Vieta yra. Sakė taip. 19 dieną paskambino nežinomas numeris. Aš buvau Kaune aplankyti savo brolio Alytaus ligoninėje, slaugos skyriuje. Ir išėjus iš ligoninės paskambino nežinomas numeris ir pasakė, kad Pivašiūnų globos namuose nėra vietų. Aš sakau, nesupratau, 11 dieną buvo, o jau šiandien 19 dieną nėra. Man buvo šokas. Nemiegojau visą naktį. Ir paskambinau Sigitui, Pivašiūnų globos namų direktoriui, kad pranešė nežinomas numeris, kad vietų nėra. Direktorius pasakė taip ir nieko nepaaiškino, tik sakė, paskambis vėliau. Tačiau jisai nepaskambino. Iki šios dienos šiandien yra gruodžio 4 diena. Tačiau šis žmogus man nepaskambino. Kadangi jis vykdo nusikalstamą veiką, tai ir neskambina. Jeigu žmogus būtų sąžiningas, tikrai jis būtų paskambinęs ir paaiškinęs. Taigi, supratau, jis vykdo nusikalstamą veiką. Galimai jis gavo didelį kyšį ir į mano brolio vietą Eugenijaus priėmė žmogų be sprendimo. Gavau skambutį iš Alytaus ligoninės. Paskambino ir pasakė, kad mano brolis bus išvežamas į Pabradę. Aš jai pasakiau, nemeluok, nes aš tave paduosiu į
teismą. Turiu sprendimą į Pivašiūnų globos namus. Dabar konsultuojuosi su advokate. Rytoj važiuosiu į ligoninę Alytaus, į slaugos skyrių pas direktorių, paklausiu, kas davė nurodymą išvežti brolį Eugenijų. Tačiau 25 dieną, pirmadienį, nuvažiavus, aš jo jau neradau. Jis buvo išvežtas slaptai, dokumentai paruošti slaptai. Turi būti raštiškai, taip sakė advokatė ir žurnalistė. Ant balto parašyta juodu. Pasidomės ir žurnalistė šią istoriją. Manau, jų skyriaus vedėja Dalia ir žurnalistė neleis mano brolio išvežti į Pabradę 200 kilometrų nuo Alytaus, nes tai būtų žiauriausia išvežti už 200 kilometrų nuo namų į kitą savivaldybę. Laukiu greito paaiškinimo, nes lapkričio 28 dieną išveš. Šitas mano prašymas paaiškinti rašytas 24 dieną vakare. Jį gavo 25 dieną, tačiau aš į paaiškinimą atsakymo dar negavus. Be jokio sprendimo. Stabdykite šią nusikalstamą veiką ir neleiskite jos vykdyti, išvežti mano brolio į Pabradę be sprendimo. Aš prašiau Alytaus savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjos Dalios Burlinskienės, kad stabdytų šitą nusikalstamą veiką ir kad neleistų išvežti Eugenijos, bet tai čia kadangi aš atsakymo dar negavus prie šitos nusikalstamos veikos, aš taip tikiuosi, nenoriu dabar sakyti, visą tai spręs kitos institucijos, kad prie išvežimo Eugenijaus į Pabradę prisidėjo ir socialinės paramos skyriaus vedėja. Tai buvo slaptai paruošti dokumentai ir slaptai išvežė. Slaptai paruošė dokumentus Nemunaičio seniūnas Rimas ir socialinės paramos skyriaus vedėja. Aš taip galvoju. Visą tai išsiaiškins kitos institucijos. Na ir baigsiu perskaityti. Laukiu greito paaiškinimo,
Nes lapkričio 28 dieną išveš į Pabradę. Aš, kaip sakau, rašiau 24, tai buvo sekmadienis vakare. Be jokio sprendimo. Sprendimo į Pabradę neturiu. Tegul į Pabradę Sigitas. Tai yra Pivašiūnų direktoriaus vardas globos, veža tą žmogų, kurį priėmė į mano brolio vietą. Jei žmogus būtų nekaltas, paskambintų. Dabar neskambina ir nekalba su manim, o tvarko dokumentus nelegalius, kad mano brolis būtų išvežtas į Pabradę. Bus daug vaizdelių, labai daug bus vaizdelių, žiūrėkite. Šitą istoriją turi matyti ir žinoti visa Lietuva.